ko visi nori. Visi nori magnetinių lentučių. Tai jau klausinėjat, manęs klausinėjat, bet šį kartą turiu truputį kitokią, kuri va taip stovi. Lentutė. Tokia. Matyt, transportavimo metu maža truputėlį. Čia yra atskilę medžiuko, bet labai jau nedaug. Toliau viskas tvarkoja, matos, tik greičiausiai, kad gavau tokią gal kažkur. Bet šiaip iš tikrųjų lentutė nelabai ir matos čia. Lentutė yra faina. Čia galima užsilenkti, pasidėti, atsilenkti ir pasistatyti. Ką galiu sakyti? Labai geras magnetas. Va, kapoklės galima dėti taip, peilius dėti. Koks magnetas? Kiti žmonės sako, magnetai nelaiko, čia lentutės tos, čia laiko. Galima susidėti, susikabinti, va, ką reikia. Koks magnetas. Ką dar čia mes galim? Va, iš tos pusės mes susidedam viską, ką reikia, o iš tos pusės galim mažiukus peiliukus prisikabinti. Dar papildomai, kad iki lentutės, va, tokius visokius. Staupysim vietos ir peiliai bus sausi, savo vietoj nesimėtys po stalčius kažkur. Tai va, tokią lentutę galite įsigyti už 35 euriukus. Rašome komentaruose imu. Pirmam parašysim, ši lentutė atiteks. Iki.